Tu matai, kai žmogus tai daro nuoširdžiai ir stengiasi dėl tavęs, daro ekstra žingsnį. Jeigu daro, tai viskas. Aš irgi darysiu maks, ką galiu dėl to žmogaus. Kad ir bijot, bet daryti. Nerasim žmogaus, kuris nejautė tos baimės kažką daryti, kur yra truputį kažkiek nauja, kažkiek nekomforto, bet kai tu padarai, kokia laimė, kokia prasmė ir džiaugsmas, kad tu save realizavai ir perlipai per save. Kai pasilygini su kitais, kurie bando išvilgti, nežinau, toj pačioj darbovietėje, kad yra viskas blogai, aš matau tai, kas yra gerai. Nes visada rasi prie ko prisikabinti, kad yra negerai, taip pat, bet tu gali pažiūrėti, kiek yra daug dalykų gerų tame. Kiek daug galios turi žodis, kalbėjimas ir jeigu tu tai moki daryti, tu gali miestus pastatyti ir juos griauti lygiai taip pat. Šiandieną pas mus studijoje Eglė, New Designo veiklos įkūrėja. Tai labai malonu matyti pas mus svečiuose. Ir pasakok, nuo ko prasidėjo tavo veikla ir kas slepiasi už šio pavadinimo? Tai ačiū, kad pakvietėt. O tai pirmiausia, kas slepiasi, tai slepiasi lino gaminiai. Pirmiausia, patiems mažiausiams, tai yra naujagimiams, migdukai, lino pataliukai, pledukai. Tai viską darau iš lietuviško lino, su ta savo vidinė gal vertybė meilė Lietuvai, su tavo natūralumu. Ir viskas auga kartu su manim, kad ir pati pradedu labiau vertinti, kas tikra, galvoti apie mūsų pasaulį ir apie tą natūralų audinį. Tai va taip po šituo pavadinimu slepiasi, po truputį plečiu ir į namų tekstilę, į plaukų aksesuarus, tai augu ir plečiu pati tą veiklą, kalbant apie patį asortimentą, o nuo ko prasidėjo, tai turbūt nuo vaikystės, kaip ir visur užuomazgos yra vaikystėje, tai paauglystėje jau dirbau auklę ir tų vaikų mama buvo tas žmogus, kuris man parodė, kad tiesiog iš medžiagos gabalo gali gimti kažkas labai labai gražaus. Tai iš esmės tas nepažįstamas žmogus, ar ne, tave įkvėpė. Man labai patiko, kaip tu pasakojai, kaip tas audinys transformuojasi ant to manekeno ir tu matydama tą viziją, tai iš esmės buvo tas įkvėpimas, spyris, nuo ko prasidėjo tavo veikla, ar ne? Jo, turbūt ta sėklytė jau tada buvo pasėta, nes turbūt į tai, ką dabar darau, praėjo gal 10 metų, kol įgijo tą formą, bet taip, tas būdavo, nes ateini kiekvieną vasaros tą dieną pas vaikus ir tu kiekvieną dieną matai pokytį tame manekenas, tas audinys ant to manekeno keičiasi ir va taip pamačiau, kaip yra kuriama ir tai stebi iš šono su tokiu smalsumu ir tie namai buvo pilni ir žurnalų, ir medžiagų, ir visų, kas susijęs su kūryba dabar man ir siuvimu ir kad viską gali padaryti vienas žmogus, tai reikia tą idėją ir va taip, turbūt tada ir užsimezgė tas meilė tam turbūt audiniui, kaip iš nieko, tiesiog iš nieko virsta tiek nuostabus rūbai, tiek nuostabus aksesuarai ir po truputį toliau pačiai augant, einant atitrūkau, bet tas turbūt rankų darbas visada buvo šalia, visada dariau pati daugą, bet niekada nepagau, kad tai gali virsti kažkokią konkrečią veiklą ar konkrečiai kažką. Tik po truputį turėjau meilę labai saulės kliošo sijonams, tai dar studentavimo laikais į bendrabutį atsivežiau seną siuvimo mašiną, tai tenais siūdavau tuos sijonus. Ir šiaip, kur galėjau, bet tai buvo visiškai savo mokslis, mano darbas, nieko nesimokiau, kas buvo susijęs su ta siuvimo kūryba. Tik paskui, kai baigiau bakalauro magistros, sugalvojau, kad man reikia išsilavinimo, nes kažkoks vidinis, kur dabar jau kitaip galvoju, bet vidinis tas nusistatymas ir buvo, kad jeigu neturi išsilavinimo, tai tu kaip ir neturi teisės, nežinau, daryti gali, bet negali parduoti ir sakyti, kad čia aš kažką labai moku ar galiu. Nuostabi istorija, Eglė. Mes kad ir pažįstamas kurį laiką, iš She's Glowing nepaslaptis, bet visą laiką nuo pat pradžių pasirodė labai šiltas žmogus, labai nuostabi asmenybė, labai gera išgirsti tavo istoriją. Ir tie tavo mėly kaspinėliai, lininiai ir tos dabar tekstilė, man kaip interjero dizaineriai labai labai svarbus momentas, prisimenu irgi tavęs prašiau, tą tęstinumą išlaikyti ir man labai labai patinka nuoširdžiai. Dar vienas didžiulis pliusas, tu labai domiesi knygomis, ar ne? Irgi galvojam įkvėpti tą knygų klubą
ir, žinoma, minėjai, kad esi nepataisoma optimistė. Šiek tiek plačiau apie tai. Tai atsakant į klausimą apie knygas, tai čia irgi aš taip išskaitau iš savo giminės geno, tai mano senelis buvo tas, kuris pirko labai daug knygų, labai daug skaitė ir nors neteko man gaila, bet su juo kažkaip ilgiau pabūti, bet turbūt tas pasėtas, tas knygų vaizdas, tai dabar jau kurį laiką, nežinau, 5-6 metai, man knygos yra geriausi draugai, geriausia informacija, geriausias būdas atsipalaiduoti ir gydyti save nuo, nežinau, kažkokio nerimo, liūdesio, nes aš ten įsikvepiu ir tuo pačiu randu gerus pavyzdžius. Pavyzdžiui, labai patinka tos biografinės knygos, tų ypatingų žmonių, nes dažniausiai aš būdavo taip, kad susimenkinėsi, galbūt nepakankamas, kažko tau trūksta, bet kai tu paskaitai tų nuostabių įkvepiančių žmonių, nuo Čerčilio iki Mišelės Obamos, tu supranti, kad jie visi bijojo, jie visi galvojo, kad yra per maži, dar kažkas, bet jie darė, bijojo, bet darė. Ir tas man daug atsikartojančių tų pačių punktų per visiškai skirtingas asmenybės, kurios visi puikiai žino, bet žino tik tos pasiekimus ir ne visada žino tą visą kelią sunku. Tai supranti, kad mes visi galim pereiti per savo baimės, bet turim tą daryti. Nedarydami ir tik stebėdami ir liksim stebėtojais ir nusimenkinsim. Tai man knygos yra ir pokalbiai su tais ypatingai žmonėmis, nes skaitai jų istoriją, tu kartais susitapatini, kartais kaip tik priešprieša. Labai daug jausmų, labai daug minčių ir sakau, jos mane ugdo, nes ne visada gali šalia savęs turėti tokių žmonių. Kaip aš tau pritariu, tu kalbi realiai mano mintimis. Nes iš tikrųjų rasti tokių žmonių šalia yra labai sudėtinga, ar ne? Taip. Ir kur tu gali ieškoti? Tai knygose. Tai realiai viską, ką tu sakai, tai taip man rezonuoja. Atrodo, kad tu kalbi mano mintimis, mano žodžiais. Iš tiesų. Kaip smagu. Labai net miela klausytis, matau save. Jo, tai. Netgi tas mūsų podcastas, jisai taip ir gimė, mes norėjom parodyti įkvepiančias moteris su savo istorijom, kurios pasakotų nuoširdžiai ir kad kiekviena išsineštų po cinkelį. Tai nuostabi pradžia mūsų, ar ne, ir veda tą įžangą. O dėl to optimizmo, papasako, kaip tu save įkvėpi? Jo, man tas turbūt, aš manau, čia irgi yra duotybė arba bruožas, nežinau, aš kitaip savęs neatsimenu, visas situacijas matau, ne kas gali atsitikti blogai, bet kas gali būti gerai, arba kaip galiu tą pataisyti, kaip spręs problemą per kūrybiškumą ir per tą į gerąją pusę. Ką galiu išsinešti gero, net jei nutiktų kažkas negero, atsitiks tas blogiausias iš to. Aš tada galvoju, tai reiškia, tai yra pamoka, kuri man dabar yra labai skaudi, labai bloga, verksiu ir pasaulis griūna, bet kai praeis 5 metai, aš sakysiu, čia buvo ta vieta, kuri mane išmokė ir aš padariau, tą ir esu dabar tame etape, kas man teikia laimę, džiaugsmą. Tai aš taip save identifikuoju ir per aplinkinius žmonės, nes labai daug yra žmonių ir aplink mane ir šiaip visuomeniai negatyvą matantis, jį kapstantis ir per tai einantis į priekį, čia jau irgi žmogaus bruožai, bet ir kai tu matai tą visą pesimizmą ar tą, nežinau, tiesmukumą tokį į blogą, tai tada supranti, kad aš kažkuom skiriuosi, nes, kaip vyras sako, tu su rožiniais akiniais gyveni. Taip pritariu tai ir gerai, kad turiu vyrą, kuris duoda to realybės vaizdo ir taip matau save visur, kur stengiuosi tą optimizmą. Tiesiog natūraliai tai gaunas, net nereikia stengtis pažvelgti, bet kai pasilygini su kitais, kurie bando išvelgti, nežinau, toj pačioj darbovietėje, kad yra viskas blogai, aš matau tai, kas yra gerai. Nes visada rasi prie ko prisikabinti, kad yra negerai, taip pat, bet tu gali pažiūrėti, kiek yra daug dalykų gerų tame. Ir visose gyvenimo situacijose tą savo bandau taikyti ir praktikuoti ir dėl to jaučiuosi tikra optimistė. Jeigu nebūtų tų sunkumų, mes nebūtume ten, kur esam dabar, ar ne? Mes visą tai praeinam
Ir vėlgi tu dirbi ir full time, ar Taip, ne, taip. darbe, bet irgi turim šalia tą savo veiklą labai gražią istoriją, nes tu sakei, tik susilaukus savo vaikelio pradėjai, ar ne, įgyvendinti. Jo, kai sakau, turiu gyvenimo tas svajonės, kas atrodo mano gyvenimo prasmė, tai šeima, namas ir verslas, dirbti savo ir save realizuoti. Tai kaip sakau, tuos turiu šeimą, namus, bet verslą tą augimą turėjau atidėti tam, kad vieną svajonę, kai sakau, paaukojau dėl kitos, bet žinai, dėl ko tą darai. Tai va, ir pamečiau mintį, ką norėjau pasakyti. Minėjai, kad būtent atsiradus vaikeliui, ar ne? Taip. Iš esmės pradėjai dėti pagrindą savo tai veiklai, ar ne, New Designo. Kas tave paskatino, kokia buvo idėja, kokia buvo mintis, kokį savo išsikėlei tikslą? Jo, tai iš pradžių tai natūraliai atėjo, nebuvo taip, kad buvau suplanavus, kad čia konkrečiai tas bus. Žinau, kad noriu savo daryti, noriu kurti, nes tai matau prasme tame nuolatiniam augime ir užšūkių niekada netruks, patvirtinsi tokiuose veiklose. Bet vaiko atsiradimas, ta vis tiek asmenybės transformacija įvyksta. Ir tada tu matai tą vaiką, aišku, ir buvo man vaikas įkvėpimas būtent į tą vaikų asortimentą. Ir būtent žinant savo tas vertybės, tas natūralumas, linas visada man tokia, nežinau, tokia meilė didelė tam audiniui ir va taip natūraliai iš poreikio vaikui savo, kad padaryti, kai sakau, nėštumo metu mezgiau pleduką, o gimus jau siuvau. Tas pats mygdukas lygiai taip pat iš poreikio savo vaikui tiesiog, nes jaučiau didžiausią vertę dovanoje, kai tu padarai pats arba tai yra padaryta žmogaus, konkrečiai, kai žinai. Tai taip lygiai pat norėjau savo vaikui tas dovanas daryti. Tai ir aš pamačiau ir kažkaip gal tai yra tai, ko aš galiu ir kitiem pasiūlyti, nes tai darau su meilė, matau tame prasme, jie yra visi skirtingi, bet, kaip sakau, daiktas skiriasi nuo kito, nes tu jauti jame tą gyvybę, tas rankų darbas palieka vis tiek tą pėdsaką, tą energiją, Šiluma, kur galbūt nuo tos masinės gamybos jis yra tobulas, bet tiesiog jis ir lieka be gyvybės. Nuo masinės gamybos iš tiesų žmonės yra tikrai pavargę ir mes ieškom tai, kas yra natūralu, ar ne, norime arčiau būti tos gamtos ir iš tikrųjų tavo pasirinktas audinys yra labai puikiai atspindintis ir tavo pasirinktą pavadinimą. Tai pagrinde naudoji liną, ar ne? Taip. Gal gali papasakoti, kokią spalvų paletę, koks koloritas pas tave vyrauja? Galbūt tai yra žemės spalvos? Jo, iš tikrųjų visos yra tokios švelnios ir ypač, kai tas viskas prasidėjo nuo vaikų asortimento, tai taip, tos žemės, šiltos tos spalvos. Ir dabar po truputį, kaip sakau, einant į kitas sritis ir plaukų aksesuarus, šiaip tas nemėgstu juodos spalvos, nors juodos kelias, bet iš esmės man spalvos yra džiaugsmas, laimė, tai ir visame kame norisi tą perteikti, bet visada yra, kaip sakau, tas vidinis jausmas tos spalvos parinkimo. Yra, aišku, tendencijos yra, kas dera, kas nedera, bet vis tiek, kai tu renkiesi tarp kelių atspalvių, kur kitam, tarkim, vyrui savo parodyčiau, jis nemato skirtumo, o aš svarstau dieną, kuris. Tai iš pajautimo ateina, bet taip, tikrai vyrauja visos tos, nes tas pats linas man jau pats iš savęs tas toks nugludinta ta spalva, taip švelniai, kad ir raudona, bet į tokia švelni ant lino, jeigu taip ta tekstūra. Tai jo, tokios žemės spalvos, šiltos spalvos ir įvairios, nėra, kad tik tais nude visas. Vėlgi, kai pagalvoji, kūrį tokią vertę, naudą žmonėms, tikriausiai ir atėjo pirmi tie užsakymai, ar ne? Irgi pagalvoju, norėčiau ir aš savo vaikui tokių natūralių medžiagų, ar ne? Tokių gražių. Tai pirmiausia, turbūt tie užsakymai, čia gal aš galvoju, kad pas visus taip pat būna, kad pirmiausia tai yra tavo aplinka, nes jie mato pirmiausia, nes ne iš karto tu ir neturi visą laiką drąsos, nežinau, dalintis ir nemoki, nes tam reikia įgūdžių ir tų kanalų. Bet tai pirmiausia pirkėjai yra tavo artimiausi draugai, pažįstami giminės, nes jie pirmiausia ir pamato,
kuom tu gyveni, ką tu darai, kuom tu kvepuoji ir norėdami palaikyti ir yra tie pirmieji užsakymai. Ir po to iš lūpų į lūpas ir po to tu pats pradedi megzti kažkokį tai būdą, kaip realizuoti, kaip parduoti, ar tai yra socialiniai tinklai, ar kažkokie bendradarbiavimai per kitus fizinius taškus. Tai va tokie įvairialypiai, bet pradžia tai tikrai yra nuo draugų, artimųjų, kuriems ačiū, kad palaiko ir visada. Kaip reagavo tavo artima aplinka? Žinai, dažniausiai, kai mes pradedam daryti kažką naujo, ar ne, keičiam veiklą, aplinkinių reakcija nebūna pati dėkingiausia, maloniausia ir kiti būna net sako, kam tau to reikia, ką tu čia sugalvoji, tai gal tu susirask normalų darbą. Ar bus pelninga, ar ne? Ar bus pelninga, kaip tu monetizuosi. Ta prasme, jie randa daug priežasčių, dėl ko ar ne, tu neturėtum to daryti. Kaip tavo atveju visą tai dėliojasi, ar tu vis dėlto turėjai palaikymą, ar tokį, na, truputėlį... Tai šioje situacijoje tai aš turiu nuostabią šeimą, kurie nesupranta, ką aš darau, bet jie man netrukdo daryti. Jie, ta prasme, žino, mato, ką darau, mano pastangas vertina, bet nėra, kad, ta prasme, kad stabdytų, tiesiog, gal gaila vyrui laiko, kad aš ten vakarais, yra iš to gailėšio, kad aš jau ten naktim mažai miegu ir darau ir nesupranta, kodėl man čia dabar taip reikia, bet aš žinau. Ir man svarbiausia yra, kad man netrukdo, galbūt ir norėtus tos, nežinau, svajonių palaikymo, tu čia daryk, eik, viskas bus gerai. Motyvavimo. Jo, mano šeima yra, jeigu kalbant apie vyrą, tai jis yra realistas, tu daryk, bet yra ir atsakomybės įsipareigojimai, tai nepamiršk ir tų dalykų. Tai visiškai rožiniam pasauliui neleidžia kurti, bet aš džiaugiuosi, nes jie man netrukdo ir nėra kažkokių, nežinau, replikų ar kažkokas vis tiek stabdo, nes nėra drąsu dalinti su pasauliu savo dalykais ir visada baisu, galbūt neigiamai tie komentarai, dar kažkas, ar tie atsiliepimai, visada bijai atiduoti tą savo kūdikį kitam žmogui, nes klientas yra tau svarbus, ta jo nuomonė ir ypač, kai tu viską pats darai. Tai yra tų baimių ir viso ko, tai šeima netrukdo ir palaiko, sakyčiau, tikrai palaiko, viskas to, bet kai sakau, jie nėra tie žmonės, kurie mato versle tą meilę, tą prasme, kokią aš matau. Ir galbūt iš to ir aš jo suprantu, nes mes ne visi esam sutverti būti versle, ten save, ne visi nori tų kasdienių iššūkių, nes man tai iššūkiai, mano vyrui tai problemos ir mes tuom ir skiriamės. Tai aš galiu pasidžiaugti, kad man netrukdo. Nors sakai, kad nedrąsu dalintis, bet puikiai tai darai. Man labai patinka, kaip tu vedi savo socialinius tinklus, kaip tu išdrįsai ar ne, transliuota savo žinutę, kaip nebijai to viešojo kalbėjimo. Viešas kalbėjimas atskira dar tema, kur labai tom žaviuosi ir iš knygų pasisėmus esu ne vienoj, kad kiek daug galios turi žodis, kalbėjimas ir jeigu tu tai moki daryti, tu gali miestus pastatyti ir juos griauti lygiai taip pat. Tai atrodo ir man duoda pasitikėjimo tas, kad ugdydama savo kalbėjimą, aš ir pati geriau jaučiuosi. Tai socialiniai tinklai, aišku, kad pradžia aš nežinau kokia buvo, bet visada yra dvejonės, visada yra baimės, o dabar kuo toliau man nėra sunku kalbėti, nežinau, rodyti save, nes kokia esu tokia esu, jau esu save priėmus, save myliu, ką turiu, kaip turiu, tik tai visada yra dvejonė, ar verta tą sakyti, ką noriu sakyti, tarkim, ar kalbėti man apie savo kažkokią problemą, kiek nueiti į asmeniškumą, kiek nenueiti, tai su tuo dar dirbu, tą komunikacijos ribas nusibrėžti turiu, laviruoju, tai gal dėl to ir mažiau rodausi, nes kaip sakau, reikia apsibrėžti pačiai tas ribas, tai čia ateityje tikiuosi tą įgyvendinsiu visiškai, kad galėčiau žinoti iki kur, bet manau, kad tai irgi yra puikus kanalas tiek komunikuoti, tiek susirasti nuostabių pažinčių ir parodyti save, nes tai yra puikus būdas šiais laikais parodyti save ir savo veiklą, tai tom ir naudojusi. Apie viešąjį kalbėjimą tu ir studijavai, ar ne, panašių dalykų? Jo, turėjau paskaitų tą vieną išsritį viešojo kalbėjimo, nuostabi, stipri dėstytoja ir tada perlipau aš, nes aš šiaip iš tikrųjų vaikystėj
Jeigu reikia kažkur kažką pasakyti, aš nebūtų tas žmogus, kuris pirmas kelia ranką, čia aš, ar ten savo nuomonę išsakyti, visiškai priešingai negu dabar. Nes aš tiesiog perlipau per tą savo nusistatymą, kad aš esu kažkokia menkesnė, mažesnė ir kad kažko nežinau, man nebėra, kaip anksčiau galvojau, kad trūkumas, gėda. Dabar aš tai žiūriu kaip su smalsumu, aš nežinau, papasakok man, tu žinai. Noriu sužinoti daugiau. Taip, ir jaučiu, turbūt išsaugau dar iš vaikystės tą smalsumą viskam, nes man atrodo visos sritis man įdomios, nuo, nežinau, kaip vyras automobilį kažkokią detalę keičia iki, nežinau, interjero, atrodo, tiesiog kiekvienoj srity jaučiu smalsumą, nes labai daug ko nežinau ir labai mažai ką žinau. Tai... Labai gražus ir estetiškas bruožas, va dabar irgi Elevate Sapagavaitės, Indrės temą klausau, labai mintis rezonuoja, kad su tuo smalsumu mes gyvenime labai daug galim pasiekti ir tai yra žavu pasakyti, kad nežinau ir domėtis dalykais, tai įkvepia. Gal su tokia mintima tai jie ir iš į Glowing klubą, ar ne, į tą moterų bendrystę, tai labai svarbi tema. Šiandien bendruomenė teisingai žmonėm. Taip, ir tas nežinojimas ir ieškojimas ir, pavyzdžiui, mano situacija labai ypač šiuo momentu jaučiu didelę naudą būnant toj bendruomeniai, nes aš atsikraušiau iš kito miesto į Šiaulius ir kai tu ateini, tu nieko nežinai apart Akropolio, tu didžiųjų prekybos centrų vieną gatvę tilžės ir žinau, kad kažkur yra pietinis. Tai mano tokios žinios, bet kai tu nori įsilieti, tu nori pažinti žmonės, tu nori žinoti vietas, renginius, kurie yra verti dėmesio, nes labai daug vyksta dalykų, bet aš nežinau arba sužinau po įvykio. Tai šita bendruomenė man davė ne tik naujus žmonės, bet ir tą matymą. Aš jau žinau keletą fotografijų, žinau, kur makiažą galima pasidaryti, žinau nuostabių kavinių. Tai aš pati save pildau šito miestu ir tai bandau įsilieti, nes... Tai iškart papuolė tokį labai tinkamą, kūrybingų moterų ratą. Jo. Ir labai skirtingų moterų, visos iš skirtingų sričių, tai tas dar labiau įkvepia, nes nuostabu yra turėtas pažintis, nes man, kai reikės dabar kažkur fotografuotis, tai aš jau galvoju, ar čia, nes tu jau bendravai su tai žmogum ir ką rinksi, žinoma, su tuo, kurio bendravai, negu su tuo, kur paguglinai, nes neturi to kontakto. Šiltesnio kontakto, visiškai. Ką tu galėtum rekomenduoti moteriam, kokie tavo tipsai, ar ne? Eiti, tu sakytum, eiti į tokius renginius, bendrauti, ar ne, neužsidaryti savyje. Taip, žinoma, kiekvienos savybės mes skirtingi esam, bet turbūt nebijoti, nes man irgi pirmas susitikimas, kai buvo šis Glowing, aš labai bijojau, nes man atrodo, kad visos yra, čia tas labai išaugusios, tie vidiniai demonai, aš esu menkesnė, o čia kas aš, o kas čia visi kiti, bet iš tikrųjų perlipau, žinau, kad aš pasakau taip, o tada bijau, kaip ir čia atėjau, sakau taip, o paskui jau jaudinės, kaip čia kas bus. Tai tas pats į tą susitikimą pirmąją atėjau ir tada persivertė man viskas galvoj. Čia yra nuostabios moteris, kurios daro nuostabius dalykus, mąsto panašiai. Ir mes visos ieškom tų pačių dalykų, kur įsikvėpti, turėti naujų pažinčių, išbandyti naujus dalykus. Tai tai perlipau per tą nuo pirmo susitikimo ir iš tikrųjų, ką moterim galiu tik rekomenduoti, bandyti, su baime daryti ir jeigu nedrąsu, galbūt rasti kažkokią draugę ar bent jau kažkokį vieną kontaktą, visada dviesi yra drąsiau. Aš atėjau viena, mes dvi. bet vis tiek ta bendruomenė ir dabar jaučiuosi sava, kiekvieno susitikimo vis smagiau yra. Jo, o sakyk, ar buvo kada mintis, žinai, kartais mes pavargstam ir tada galvoji, gal sustoti, o gal čia, ar tikrai čia ta kryptis, ar aš viską darau teisingai, ar buvo kada tokia mintis aplankysi? Visada yra tų pamastymų, turbūt, kad pagalvoji, jeigu kalbant apie veiklą, ar čia viskas gerai, ar aš čia esu. Aš visada pavydėdavau žmonėm, kurie turi konkrečią vieną sritį, tą, nežinau, makiažą tas ir jinai tą daro, ir jinai ten tobulinas iki Max Pro. Aš atrodo esu visų po truputį. Tai universalus žmogus, tai irgi yra labai didelis bonusas. Čia mano asmeninė nuomonė, bet kada žmogus turi daug veiklų, tai iš esmės jis apima daug sričių ir jo matymas yra daug platesnis.
Nu taip, aš stengiuosi taip irgi priimti kaip pliusą, nes jau supriemi save, koks esi. Aš galbūt nemoku į vieną sritį ir norisi man labai daug. Tas pats vat, su She's Glowing bendruomenė, kas irgi yra nuostabu, kad kiekvienu susitikimu mes ne tik susitinkam ir bendraujam ir kuriam pažinti, bet ir išbandom naujus dalykus. Pirmą kartą nueini kickbokso treniruotę, pirmą kartą į pilatesą. Mačiau labai faina. Ir aš pagalvoju, kada aš būčiau gyvenime nuėjus, nu nežinau, kas man turėtų, vis tiek kažkas tave kažkur įkvepia, kažkoks pavyzdys, per kažką tu turi pajausti, ar kažkas tave turi pastumėti į tą veiklą, ar išbandyti, ar joje atsidurti. Tai tas pats kaip mano siuvimas, kad ir kažkur kažkada jaunystėje pamačiau ir nuvedė į tai, kur esu dabar. Tai tas pats ir su tais pirmais kartais ir su ta bendruomenė, tai pamastymų visada būna apie tai. Bet tai turbūt yra natūralu, nes mes patys save kvestionuojam, kas esam, kur norim būti ir kas būsim. Tai jo, visada pamastau, tik man svarbu augimas, kad ir ką aš daryčiau, svarbu nesustoti ir lipti iš komforto zonos, nes kai aš jau esu komforte, aš pelyju ir, nu, nežinau, nepykit, bet aš galvoju, ką visi mes turbūt pradedam nebedarome kerpyti. veiksmo. Jo, kai tu per daug komforte, gerai. Žinau, apie ką tu kalbi. Iš tikrųjų, kada aš buvau toj savo komforto zonai, nebuvo net jokio ūpo pradėti, daryti ir kai tik truputėlį krenti žemyn, tada žinai, kad jau reikia kažką daryti, reikia imtis veiksmų ir tada prasideda gražiausi dalykai, gražiausias augimas. Tai, ką tu kalbi, aš labai tavyje matau save. Kokios mes panašios. Jo, labai panašios. Labai geras mintis, Eglė, o kas tau yra estetika? Kas tave įkvepia? Jo, estetika mane įkvepia, jeigu kas įkvepia, tai labai daug dalykų. Mane žmonės įkvepia, mane gamta labai įkvepia. Tai, o estetika, tai turbūt, dar tai pagalvojote, estetika turbūt su kiekvienais metais ar su savo, nežinau, ta branda keičiasi. Tai vienu kartu atrodo, kai esi jaunas, estetika man tai tas, kas gražu, o kas tas gražu, net pats nemoki žodžiais įvardinti. Bet turbūt estetika man visų pirma ta tokia harmonija. Švara, jo, tas balansas, ta pirma mintis, kuri ateina. Ir kai tu įeini ir, nu, tu pajauti. Kartais nereikia identifikuoti visų čia, to, bet tu tiesiog tą emociją. Ir vat man ir pirmas žodis, kokia estetika, kaip. Tai turbūt per tai, viskas per harmoniją, per tą jausmą ir įvardiju tada estetišką. Labai gražiai apibūdinai, net sunku ką ir be pridurti, ar ne? Dar galbūt toks klausimas būtų, ir ko gero mes visom ir užduodam, ar ne? Ką tu savo būtum pasakiusi prieš 5 metus arba tik pradėjus veiklą? Jau tu to kelią gražų nuėjai, ar ne? Jau tam tikrų patirčių turi, bet kai tik pradėjai, startavai, be abejonės buvo apnikusios ir baimės, ir dvejonės, na, kaip ir visus. Tai ką tu savo būtum pasakius tuo metu? Jo, visada smagu pagalvoti, kad būčiau šiuo protu buvus tenais. Tai ką aš savo pasakyčiau, kad tu esi nuostabi, kad tu esi graži, kad tu esi viskuom visapusiškai pakankama, skaityk knygas, draugauk su žmonėm ir garsiai kalbėk. Vat pasakyčiau, tik pirmyn ir daryk, nes iš meilės viską darant, viskas bus gerai. Kitaip negali būti. Iš tikrųjų, ir labai labai rezonuoja, iš tikrųjų pati ir įkvepianti asmenybė, pati graži vidum ir tą skleidė aplinkui. Daug švelnumo, iš tavęs labai tokios gražios energijos. Moteriškumo. Ačiū. Labai žavu. Taip, o kokios dabar, sakykime, tavo yra ateities idėjos, ateities planai, ar jau turi susidėliojusi tam tikrą tikslų sąrašą, nes mes irgi su merginomis kalbėjom, kad turime vieną sąsiuvinuką, turi kitą ten, sakykime, kažkokią jo dienoraštę ir ten svajonių lentą. Ar tu kažkokią esi susiformavusi vaizdą, ar klijuoji kažkur paveikslėlius? Jo, svajonių lentą. Darėm, taip. Taip, viskam yra tam tikri dalykai, kad, turi planuoti, nes jeigu nėra plano, tai tu nežinai, kur eini. Tai dabar esu etape, kai su savo veikla turiu, jau reikėtų sakyti, mentorių, kurio pagalba sieksim tam tikrų tikslų, tai ir apsiriboja laikė, tai tada vėl kiti etapai, žinoma, tai
žiūrint toliau į ateitį, tai yra tikslas, kad aš tame save pilnai realizuočiau ir dirbčiau savo veikloj. Jeigu kalbant apie tos užrašus, tai aš turiu tokį ir galiu pasidalinti ir galbūt kažkas panaudos. Tai skaitant knygas, aš pagaunu tam tikrus sakinius, žodžius ir kartais man pasako žmonės ar parašo, šiais laikais daugiau parašom žinutes, tokius dalykus, kur tu apie save pamiršti arba kurie tave įkvėpia knygoje. Aš juos užsirašau savo atskirą sąsiuvinį ir būna, kad dažniausiai per savo gimtadienį aš tiesiog perskaitau, prisimenu tą, ką žmonės man linkia arba tą pasako apie mane, ką aš pamirštu. Pavyzdžiui, buvo tam tikrų situacijų, kai žmonės man sako, koks tavo gražus balsas. Aš sakau, rimtai, aš nežinojau, kad mano gražus balsas. Ir aš tiesiog užsirašau, nes mes į išorę viską, aš bent jau esu ta, kur atiduodi kitiem, bet apie save kartais pamiršti. Tai va tokie užrašai ir tos įkvepiančios mintis, kitų pavyzdžiai išsakyti, kurie man lipo ir kažką sukirbeno, aš užsirašau ir kai yra liūdna, kai yra blogai, nes visiems tokių dienų būna, aš mėgstu tai paskaityti ir restartą padarau ir toliau keliauju. Šiaip žiauriai gerai idėja, nes tikrai ateina tokių dienų, kada tu galvoji, žinai, kad man gal ir to trūksta, gal ir čia dar reikėtų pasitempti. Paprastai aš irgi atsiverčiu kokią knygą ir bandau rasti kažką tai motyvuojančio. Bet tavo tai išsakyta idėja, kad galima užsirašyti tokius realius pavyzdžius, ką tavo asmeniškai sakė žmogus, tai dar labiau sušildo, negu, sakykime, knygoje, ar ne? Nes ir yra dar tas, kad mes gerą žodį labai greit pamirštam iš tikrųjų, o tą tokią, nežinau, kritiką, tai kartais vaikystė, kai tau buvo 6 metai, tu dabar iki pat dabar atrodo, dar širdis skauda. O tų gerų kartais ir pasimiršta, nes atrodo, ai, pasakė, nes pasakė, bet aš tai priemu nuoširdžiai, nes žinau, kurie žmonės man tai sako, žinau, kad nuoširdžiai sako. Ir kad nepamiršti, ir kad kai tikrai bloga diena, labai gerai yra grįžti tą momentą ir pajausti tą šilumą, nes tu gerą žodį išgirdęs nuoširdų, tu pajauti širdį šilumą ir tada tiesiog lengviau yra pakilti iš to liūdesio. Kaip save apsupi tais gerai žmonėmis, kada jauti, kad tai yra tikrai nuoširdus, kaip tu pajauti, nes tam, kad tu galėtum judėti prieki, iš esmės yra varomoji galia, ar ne, varomoji jėga. Ir kuo daugiau to pozityvo, tuo tu lengviau eini per gyvenimą. Kaip tu pajauti, kad šitie žmonės gali būti tavo aplinkoje ir tai yra tikrai labai nuoširdus? Tai pirmiausia, tai yra mano, aišku, brandolys šeima, kur aš jaučiuosi saugiausia, visiškai aš esu savim ir būnu savim ir visko būna, bet čia yra turbūt pagrindas, nes aš turiu tą užnugarį, kur kad ir kas man atsitiks kažkur už, aš žinau, kad aš grįšiu ir aš galiu būti visiškai nuoga ir saugi tame. O kalbant tuos pažintis, nauji žmonės, aš jaučiu tuo jausmu. Ir tikrai atrodo pajauti. Būna ne visada, ne iš pirmo karto identifikuoju žmogaus tą linkėjimą, nežinau, jausmą tau, bet aš turiu dar tą tokį, nežinau, ar išskirtinumą, bet tą bruožą, kad man labai yra įdomus visai kitokie žmonės nei aš. Man labai įdomu suprasti tą mąstymą, kur aš esu visiškai kardinaliai, aš noriu pažinti tavo tą pasaulį, kodėl tu taip manai, kad tai yra, tarkim, juoda, nors tai man atrodo geltona. Tai labai tas yra įdomu ir per tą pažintį aš suprantu, kad kiekvienas mes turim tų savo kažkokių baimių, džiaugsmų, liūdesių, patirčių, kurios lemia tą tavo tokį galbūt iš pradžių tokį elgesį, tą atgrasumą prieš kitus, nors iš tikrųjų tu esi visai kitoks. Tai man patinka palukštenti žmonės, jeigu jie, aišku, mane prisileidžia, dažniausiai per tam tikrą laiką vis tiek prisileidžia. Ir tu pažįsti visai kitą žmogų, negu visuomenė galbūt ar kolektyvas mato. Bet šiaip, jeigu taip pajautimą, tai man atrodo tiesiog jaučiu vidum daugiau, mažiau ir iš elgesio, iš tam tikrų veiksmų. Tu matai, kai žmogus tai daro nuoširdžiai, o kai ir stengiasi dėl tavęs, daro ekstra žingsnį. Jeigu daro, tai viskas. Aš irgi darysiu maks, ką galiu dėl to žmogaus. Tai... Pas mane irgi yra dar ta maža mergaitė, iš tikrųjų, aš papuolusi į naują kokią tai aplinką. Žinai, tik einu, pamatau žmonės ir galvoju, noriu draugauti. Su jie noriu draugauti.
Ir iš tikrųjų, kuo mažiau žmogus prieinamas, tuo man yra įdomiau ieškoti bendrų kažkokių interesų, bendrų pokalbių temų, tuo man tas žmogus tampa įdomesnis. Tai vat pamatyti kitų kampų, praturtinti save, vat lygiai taip pat, matau taip, vat kaip ir tu sakai. Ja, nes tas kitų žmonių patirtis lygiai taip pat labai pasiemi savo ir kuo jis yra kitoks nuo tavęs, tuo tu naujų dalykų gali savo pasimti. Pats tampi turtingesnis iš esmės. Visiškai. Dar norėčiau grįžti prie temos apie verslo iššūkius. Tikriausiai kaip ir visiems tenka su jais susidurti, gal galėtum paminėti ir kaip juos bandai spręsti. Jo, tai tų iššūkių netrūksta, nevadinu tai problemų, man tai iššūkiai nuo savęs, nuo asmeninių savybių, kad nebijoti kalbėti, nebijoti parduoti, įvertinti pačiam savo tą nuo tų asmeninių iki kitų realių, kad kaip suprasti tą marketingą, strategiją, komunikaciją, tai visame tame yra visur tie iššūkiai. Aišku, yra sunkiausia turbūt pasiekti tą tikslinį savo klientą, nes tų reklamų ir gausos visame kame dabar tikrai netrūksta. Ir turint mažą biudžetą, tai yra turbūt sudėtinga. Pas mane dar išskirčiau tokią iš iššūkių to rato, kad kadangi viską pati gaminu, tai nuo idėjos iki pačio galutinio rezultato realizavimo, viską darau pati. Tai tas idėjos sukūrimas, pasibandymas, audinių išrinkimas, užsakymas ir visą tą kuruoti kelia iššūkių ir laiko, ir finansų. Tai tie turbūt tokie pagrindiniai, bet tie visi iššūkiai mane augina, vienaip ar kitaip moko. Ir aš čia kelis kartus save jau pagavau, pagalvojant, kad visas tas etapas yra turbūt pats gražiausias versle. Nes kai tu paskui šauni, arba baigi, čia du variantai, bet kai tu jau perlipi tą, tai lieka jau tas, kur jau viskas važiuoja, jau dideli ten ir pinigai, ir plėtra, ir žmonių atsiranda. Bet pati pradžia tai ir yra ta tavo istorija, kurioje aš dabar ir esu, kai paskui perlipsi ir galbūt ir tą meilę tam pačiam verslui gali prarasti, ar ten, nežinau, kitaip realizuoji, kitas sritis nueini, bet ta pati pradžia, turbūt kaip ir vaikystė, pati gražiausia dabar vyksta pas mane. Ir tie visi iššūkiai, manau, tos mano padarytos klaidos, viskas yra pamokos. Po 5 metų galbūt kalbėsim jau visai kitaip apie šitą etapą. Taip. Labai gražiai pamini, kad padarytos klaidos tai mūsų pamokos gyvenime. Ir iš tiesų, aišku, kaip tu kalbi, kad galim deleguoti darbus ar ne kitiems žmonėms, per mastermindą mokomės, bet tam reikia lėšų ir kaip tu sakai, pradžia būna tokia, kad tu turi investuoti daug iš savęs, ar ne, ir tai vis tiek yra neguminiai tie biudžetai, ar ne, reikia paskirstyti tos visus pinigus, bet tai yra tavo, ar ne, matymas, tavo filosofija, kaip tu visą tai darai. Ir ko gero didžiausia investicija tai yra tavo laikas. Taip, be abejo. Laiko planavimas, ar ne, kaip turi susidėlioti, ypatingai turint šeimą, turint vaiką, labai yra sunku apsibrėžti, ne, kiek tam gali skirti laiko, nenuskriaudžiant savo šeimos narių. Kaip ir man, aš dažnai jaučiu tą tokį kaltės jausmą, kad galbūt gal ne visai gerai paskiršiau, ar ne. Tai va tas laiko planavimas. Kaip tu pati jautiesi tame? Blogai. Visos mamos matyti. Visos mamos turim taip. Ir tas kaltės jausmas, kad atrodo ir vaikui mažai skyriai, bet tai yra etapai ir kai permastai, aš norėčiau būti nuostabi tik namų šeimininkė ir puoselėti namus, auginti vaiką, nes man tai yra turbūt pats prasmingiausias ir gražiausias darbas, kokį esu dariusi ir tebedarau ir visą gyvenimą darysiu. Bet pagalvoja, ar aš galėčiau daryti tik vieną dalyką? Negaliu apsiriboti, nes pasaulis per daug gražus, per daug visko yra, kad apsiribočiau ties vienu dalyku. Tai dėl to turbūt suprantu, kad nesu tobula laiko planavime ir tikrai ir kenčia miegas, kenčia ir vyras, ir vaikas, ir šeima, bet tokie etapai, aš kitaip negaliu, man reikia, aš taip save realizuoju. Ir aišku, kad pavargstu, aišku, kad atrodo ir nerimas apima, ir pavargsti, ir nenori nieko nei siūti, nei kurti, nei vaikų, nei vyro, bet tai yra momentinis.
Nes tu paskui pamatai tą šypseną ar vaiko, tu pamatai savo darbą, gerą kliento atsiliepimą ir viskas, ir toliau važiuoji. Tai planuoju prastai, bet noriu visko, labai daug. Noriu dalyvauti renginiuose, noriu kurti pažintis, noriu kurti naujus gaminius, juos plėsti ir noriu kurti šeimą ir ją puoselėti. Ir visur reikia ir meilės, ir laiko. Tai visiems skiriu, kiek galiu, kartais save pamirštu, bet labai daug pasikraunu iš tų dalykų ir mane jie veža toliau. Turiu nuostabią dukrytę ir man atrodo geriausia, ką mes galim duoti savo vaikams, tai kad vaikai matytų laimingą mamą, ar ne, išsipildžiusią savo srity ir tą meilės prisipildžiusią iš vidaus, kad galėtų ją dalinti su aplinkiniais. Nes neretai dukros tapatinasi su savo mamomis, ar ne? Taip. Ir tai, kokį mes parodysime pavyzdį, tai iš esmės... Jo, šitas faktas kartais ir gąsdina, nes pagalvoju, ar tu norėtum, kad... Darboholizmas. Jo, bet aš kai matau, kad dukrytė atsiverta knygutę, nors skaityti dar nemoka, bet jinai galvoja, kad ją skaito. Yra ir nuostabių dalykų tame. Aišku, nenoriu gal, kaip sakau, kiekvieną savo kelią, bet man svarbu vaikui perduoti tas vertybės, kuriomis pati vadovaujuos ir viską per tai darau. Tai manau, tas yra svarbiausia ir ta meilė ir ryšys, kurio neprarasti. Ir tikiuosi iš mamos tai geriausias dalykas. Visiškai teisingai. Paskutinis palinkėjimas moteriams. Mylėti save ir daryti, kad ir bijot, bet daryti. Tai, ką norit, ką mylit, nes tikrai mūsų baimė stabdo, bet be baimės aš nežinau, turbūt viską dariau su baime, bet po to jauti tokį džiaugsmą, kad padariau, tai ar eiti kažkur kažką pristatinėti, ar kažką kurti, ar save filmuoti ir parodyti. Tai visur yra baimės, visur yra ir nerasim žmogus, kuris nejautė tos baimės kažką daryti, kur yra truputį kažkiek nauja, kažkiek nekomforto, bet kai tu padarai, kokia laimė, kokia prasmė ir džiaugsmas, kad tu save realizavai ir perlipai per save. Tai tiesiog daryti, mylėti save, kokios esame nuostabios, aš myliu, darau, bijau, netobula, bet vis tiek myliu save, nes kitos aš nebus. Turiu vieną šansą, vieną gyvenimą ir noriu jo pasinaudoti maksimaliai. Čia iš tikrųjų nuostabus palinkėjimas visoms moteriams, net ir pati aš iš šito pokalbio išsinešu labai labai daug. Ačiū tau. Ačiū labai, Eglė, už tavo pokalbį. Ačiū tau.